Mama, nu bisuosi. Labą dieną visiems, kas mane girdite, sveiki atvykę į jūros žvejo šventę Šventojoje ir taip pat Šventosios jūrų uosto atstatymo 100-metį. Jeigu jau užsitęsėm, kojas reikėtų greitai kviesti. Galbūt mane išgirs kas nors iš miškų, iš pajūrio. Prie uosto susirinkę labai kviečiu. Šiuo metu vyksta pas mus čia prie reklaminio kubo pagalbos misija, žaidimai ir išgyvenimo įgūdžiai. Man tai su jais patiko žaisti. Man patiko erzinti. Laukiam, tuoj pradės laukti žiūrės. Prisirinkti tada. Bet to šventė bus tas vikingo laivas. Nes jis kaip vikingo laivai. Moliu tavo, aš stumsiu tu. Jis pats galės. Aš noriu. Ar galiu? Lukai. Liutaurai laikų. Išėjus. Lukai. Važiuojam. Liutaurai reikia pasiekti
Labadiena visiems susirinkusiems, labadiena tie, kas jau yra vandenyje, buriuotojai, tie, kas jau lipsto į valtis, sveiki atvykę į jūros žvejo šventę Šventojoje. Na, o prieš pradedant visas gražias jūros žvejo šventės veiklas ir laivų paradą, kviečiu Palangos miesto merą Šarūną Vaitkų tarti sveikinimo žodį. Labadiena, gerbėmieji, tikrai malonu matyti ir šventosios bendruomenę ir čia susirinkusius svečius iš visos Lietuvos, gal ir Europos. Gerbiamas klebonė, gerbiamas Seimo nariai, gerbiama Šventosios uosto komanda. Na, matyt, atėjo tas laikas, kada praėjo 100 metų ir kada buvo Šventosios uostas, tada dar Smetonos pradėtas įgyvendinti. Palanga ir Šventoji tikrai keičia ir lenkia kitą istorijos puslapį. Matote, per keletą metų šita teritorija pasikeitė net pažįstamai ir šiuo metu yra didžiuliai darbai atliekami dėl Šventosios molų jūroje statybos. Turime tam skirtą dalį finansavimo, rengiame šiuo metu techninį projektą. Tikime su komanda, kad jau šiais metais skelbsime tarptautinį konkursą ir visai netrukus 27 metų gale atsiras pagrindiniai tikri molai įplaukiant į jūrą. Tai yra pietinis molas 660 metrų, jis bus skirtas pasivaikščiojimui ir taip pat šiaurinis molas, kas sudarys uždarą akvatoriją ir uosto daugiau niekas nebeužneš. Aišku, vėliau krantinių statybą ir šiais metais pradėsime statyti šitoj pievoj vaikams buriavimo mokyklą. Tai daug visokių planų ir tikrai Šventoji keičiasi ir bus uostas atgimsta. Tai o ką noriu pasakyti, tikrai labai noriu padėkoti uosto vadovui, kuris surengė labai istorinę parodą, apie kurią papasakos visiems jums, kad atėjote, švęskite, pabūkime kartu, nes esame jūrinė valstybė. Tai sėkmės visiems, gero poilsio ir iki pasimatymo. Dabar visus pasveikinti kviečiu mūsų mylimą Šventosios parapijos kleboną Zenoną Degutį. Priimkite patį nuoširdžiausią sveikinimą, tokia ypatinga proga. Bet visų pirma, priimkite padėką, noriu išsakyti savo padėką šito uosto administracijos direktoriui už aną vieną pakvietimą pašventinti šitą jų buveinę. O jums neatrodo, kad kiekvieno iš jūsų širdis yra uostas? Kiekvieno iš jūsų širdis, jo labiau pasilgusi, jo labiau laukianti, jo labiau mylinti širdis ir susitikimui atlapota širdis yra uostas. Uostas. Todėl tegul švyti jūsų širdis, kad niekados jums brangūs žmonės nepaklystų, o rastų jūsų širdį atlapotą, mylinčią, kaip patį brangiausią savo gyvenimo uostą. Ačiū. Labai dėkojame Šventosios klebonui. Na ir sveikinimo žodį kviečiu tarti Šventosios jūrų uosto direkcijos vadovą Mindaugą Skritulską. Mėly šventojiškiai, vasarotojai atvykę pailsėti į šventąją. Su dideliu džiaugsmu noriu pristatyti šią parodą. Parodoje jūs galėsite pamatyti ne tik praeitį, bet kas yra labai svarbu, ateitį. Kas yra suplanuota padaryti, ką yra suplanuota pastatyti, tam, kad Šventoji taptų dar gražesnė, dar patrauklesnė, dar modernesnė ateityje ir sulauktų dar daugiau vasarotojų, dar daugiau žmonių ir nebejingų jūrai ir kas susiję su ją. Tai iškilmingai noriu pareikšti ir paskelbti, kad paroda yra atidaryta. Kviečiu ją aplankyti, iš karto galima apžiūrėti po vyksiančio laivų parado.
Sėkmingo žiūrėjimo ir sėkmingos linksmos šventės. Labai dėkojame Šventosios jūrų uosto direkcijos vadovui Mindaugui Skritulskui ir dėkojame visiems už sveikinimus. Na, o kviečiu mūsų buriuotojus visus, mūsų parado dalyvius užimti savo vietas valtyse, laivuose ir teprasideda laivų paradas Šventojoje. Pirmasis minint Šventosios jūrų uosto atstatymo 100-metį. Ir labai kviečiu prisiminti šią akimirką visus susirinkusius ir pamatyti, koks laivų paradas bus po 10 metų, kai Šventosios jūrų uostas bus moderniai restauruotas. Kariniu būdu kaip vikingų laivuose. Tokiamis burvaltėmis žvejoti unguriai, didesnių matmenų kilinės burvaltės naudotas ir jūros pakrantės žvejyboje, Kuršių nerijoje ir šiauriau Klaipėdos. Laivo lieknumas suteikia dinamiškumo ir visai kitas greičio savybės nei plokščiadugnių burvalčių konstrukcija. Gafeliniai didburiai ir raginiai pagavus vėją niekas ylės nepavys. Šios valties ilgis 7,4 metro, plotis 2,05 metro, o borto aukštis 0,2 metro, grimzlė pusės metro, stievo aukštis 7 metrai. Ši valtis yra pagaminta iš pušies, eglės ir metalo. O toliau mes matome Šventosios žvejų bendruomenę, kuri metai iš metų žvejoja jūroje. Tai šeimos, kurios daugiau kaip 30 metų kovoja su jūros vandeniu ir vėju. Žvejų valtyse uždaroji akcinė bendrovė Būtingė žuvis. Jarulio įmonė, Arvydo Tapino įmonė, Antano Valiuko įmonė, uždaroji akcinė bendrovė Pajūris. Rytoj ši žvejų bendruomenė mums visiems dovanos savo pačių pagautos ir pagamintos žuvienės. Žuvienė, vėjas ir gera nuotaika mūsų laukia rytoj čia, Šventosios uoste, jūros žvejo šventėje. Tas gyvenime, tad labai padrasinam jūs ir džiaugiamės, kad jūs esate kartu su mumis. Štai mums mažieji buriuotojai mojuoja ir mes pamojuokime jiems atgal. Tai iš tolo galime pasimėgauti ungurinės valties ylė burėmis, kokios įspūdingos, kokios didingos. 7 metrų aukščio stiebas iš tolo atrodo kaip valtis nužengusi iš praeito šimtmečio. Priminsiu, kad žvejų valtyse sėdi šeimos, kurios daugiau kaip 30 metų užsiima šiuo amatu. Plaukia į jūrą ir kartais pavojingomis sąlygomis, rizikuodami savo gyvybėmis ir sveikata, gaudo žuvis tam, kad šventojiškiai ir Lietuva turėtų skanumynų, ką išsirūkyti, ką pasimarinuoti ir ką pavalgyti.